Dabar mes keliausime į save. Tai nebus tipinė meditacija, tai bus tylus priminimas sau, kas aš esu. Užmerk akis, leisk sau sustoti. Ši akimirka yra tavo. Nieko nereikia daryti, niekur nereikia skubėti, tik kvėpuok ir klausyk. Įkvėpk lėtai ir iškvėpk dar lėčiau. Dar kartą įkvėpk ramybę, iškvėpk įtampą. Leisk savo kūnui atsipalaiduoti. Tegul pečiai nusileidžia, rankos ilsisi, veidas suminkštėja, akys tampa lengvos, kojos atpalaiduotos, pilvas atsipalaiduoja. Krūtinė kilnojasi ir leidžiasi. Kvėpavimas tampa lengvas. Tu saugus. Tu gali atsipalaiduoti dar giliau. Dabar švelniai nukreipk dėmesį į savo širdį. Ten gyvena tavo energija. Esi žmogus, gimęs su 6 skaičiaus energija. Jos esmė yra meilė, rūpestis ir harmonija. Tu esi tas, kuris jaučia, kuris stebi, kuris nori padėti, globoti, sujungti ir sušildyti. Esi tas, kuris nori taisyti kitų problemas. Trokšti kurti grožį, saugumą ir ryšį. Tavo širdis yra tavo stiprybė. Leis sau ją dabar pajusti. Įsivaizduok švelnią auksinę šviesą savo krūtinėje. Ji pulsuoja, rami, gyva ir šilta. Su kiekvienu įkvėpimu ji plečiasi, su kiekvienu iškvėpimu ji teka per visą kūną. Tu pripildyta šios šviesos. Gyvenime tu myli grožį, jaukumą, tikrus ryšius. Tu kuri erdvę, kurioje kiti jaučiasi saugus, kur gali būti savimi. Tu natūraliai jauti žmones, matai jų poreikius, jauti, kai kažkam reikia palaikymo. Pastebi, kad žmogus liūdi
net jei jis šypsosi. Tavo energija tai šviesa, kuri jungia. Tai namų jaukumas, kurį gali sukurti net ten, kur jų dar nėra. Tu turi tai, ką galima vadinti raminančią energiją. Kartais vien tavo buvimas ramina kitus, sukuria jaukumą ir sumažina įtampą. Turi stiprų teisingumo ir moralės jausmą. Nori, kad viskas būtų teisinga, gera, gražu. Gali būti reiklus, bet iš tikrųjų tu tiesiog labai myli. Tavo viso gyvenimo iššūkiai dažniausiai sukasi apie meilę, atsakomybę ir ribas. Tavo stiprybė yra širdis, bet būtent per ją tu daugiausiai gauni pamokų ir labiausiai augi. Tavo sprendimai gyvenime kyla ne iš logikos, o iš širdies. Tavo stipriausia yra širdies čakra, todėl ir turi begalę šilumos, švelnumo, meilės, rūpesčio. Bet dabar leisk savo pamatyti ir kitą pusę. Ar buvo momentų, kai per daug atidavei, kai pavargai rūpintis kitais, kai pamiršai save? Leisk šiems prisiminimams švelniai iškilti, be kaltės, be vertinimo. Tiesiog stebėk. Kadangi tu spinduliuoji rūpestį, dažniausiai pritrauki žmones, kurie turi emocinių sunkumų, ieško atramos, patiria gyvenimo krizes, nori, kad kažkas juos suprastų ir palaikytų. Kartais tai gali būti partneriai, kuriems reikia sutvarkyti gyvenimą, draugai, kurie nuolat ateina su problemomis, žmonės, kurie per daug remiasi tavo pagalba. Taip, kartais tu duodi per daug rūpiniesi, per daug prisiimi, kartais pamiršti save, bandydamas būti viskuo kitiems. Slopini savo emocijas. Tu bijai nuvilti. Leisk sau tai dabar pripažinti. Be kaltės, be spaudimo. Tu atėjai į šį pasaulį mokytis meilės balanso. Turi išmokti mylėti ne tik kitus, bet ir save. Ne tik duoti, bet ir priimti. Rūpintis, bet neperdegti. Kurti ryšį, bet išlikti savimi. Tavo tikroji misija yra kurti harmoniją, skleisti meilę, palaikyti žmones, tačiau neprisiimant jų gyvenimo atsakomybės. Leisk kitiems eiti per savo gyvenimo pamokas. Dabar tyliai sau pasakyk:
Aš neprivalau nešti visą naštą. Aš esu vertas rūpesčio, taip pat kaip ir kiti. Aš esu vertas švelnios, abipusės meilės. Aš leidžiu sau būti svarbiausiu žmogumi savo gyvenime. Mano ribos saugo mano ramybę. Atmink, kad tavo tikroji misija nėra išgelbėti visus. Tavo misija – kurti harmoniją. Tai reiškia mylėti, bet su ribomis, neprarandant savęs. Duoti, bet leisti sau ir gauti. Rūpintis, bet nepamiršti savęs ir išlaikyti vidinę ramybę. Įsivaizduok savo gyvenimą, kuriame gyveni šį balansą. Tu šypsaisi lengviau. Tavo santykiai yra šilti, bet nevarginantis. Tu jauti ramybę savyje. Tu nebijai pasakyti ne ir nebejauti kaltės, rinkdamasis save. Leisk šiam vaizdui tapti ryškiu. Tai ir yra tavo tikrasis kelias. Dabar švelniai pakartok. Aš esu meilė. Aš esu balansas. Aš leidžiu sau gyventi lengviau. Mano švelnumas ir rūpestis nėra silpnybė. Tai mano didžiausia stiprybė. Aš galiu mylėti ir padėti žmonėms, bet mano darbas nėra juos išgelbėti. Aš renkuosi save. Tavo viduje ramybė. Grįžk prie kvėpavimo. Įkvėp, iškvėp. Pajusk, kaip visas kūnas prisipildo tylos. Kaip tavo širdies šviesa tampa lengvesnė. Ji nebeslegianti. Ji laisva. Viduje ramybė, šiluma, lengvumas. Su tavimi viskas yra gerai. Kai būsi pasiruošęs, lėtai pradėk judinti pirštus. Pajusk savo kūną, erdvę aplink. Tu čia, tu saugus, tu savo kelyje. Ir švelniai atmerk akis. Išsaugok šią ramybę savyje.